Mūsų šeimos istorija prasidėjo prieš beveik 4 metus. Tai buvo 2017 metų, Liepos 18 diena. Ir mūsų visa šeima netikėtai pateko į autoįvykį. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai nėra priešistorija viso to. Ir pradėsiu ne nuo to, nes mūsų šeimos iš tikrųjų istorija prasidėjo nuo to, kad mes buvom pasiruošę emigruoti. Ir kaip ir vykome jau į Jonavą atsisveikinti su vyro tėvais. Ir po poros dienų mes jau turėjome nusipirkę bilietus išskristi į Airiją. Būtent tos dienos, Liepos 18 dienos rytą mes sudėjome savo paskutinius daiktus į siuntų gabenimo kompanijai ir išsiuntėme į Airiją. Ten jau buvome beveik išsinuomavę butą. Aš turėjau darbą, vyras irgi beveik turėjo darbą ir buvom nusprendę tiesiog pradėti savo gyvenimą kitoje šalyje. Bet kažkas ten sėdintis viršuje nusprendė kitaip. Ir likus 5 kilometrams iki Jonavos mes sustojame prie raudono šviesoforo signalo ir į mus rėžėsi mikroautobusas. Tai būtent to autoįvykio metu mūsų šeimoje nukentėjo dukra, tuo metu jai buvo 8 metai ir patyrė galvos smegenų traumą. Iš tikrųjų to pačio boom, ar kaip kito jau pasakyti, vaizdo efekto aš šiai dienai negaliu pasakyti, kad atsimenu taip kaip vakar ar panašiai, bet iš tikrųjų atsimenu patį faktą, kad aš tiesiog reikėjau vaikai. Ir mes lipome iš automobilio, žinau, kad negalima traukti nukentėjusių, bet tuo metu tu tiesiog negalvoji, kas galima, ko negalima, o darai taip, kaip sako širdis. Jo labai stipriai ir iš tikrųjų tas vaizdas, kurį mes pamatėme, mus labai stipriai išgąsdino, todėl kad jos smilkininėje dalyje, būtent kairėje pusėje, buvo skylė, buvo daug kraujo ir ji nebereagavo. Tai vyras ją ištraukė, man paguldė ant rankų ir tiesiog pradėjo stoti automobiliai, kiti žmonės ir kviesti greitąją, klausti, kas nutiko ir panašiai. Tai šiai dienai aš esu be galo dėkinga tiem žmonėm, kurie sustojo. Aš nežinau jų, nes man nepavyko jų surasti, tai jeigu tu ten buvai ir stebi šį video, parašyk man. Nes iš tikrųjų labai noriu padėkoti vaikinukui, kuris nepasimetė ir bendravo su pagalbos centru ir vykdė visus nurodymus ir tiesiog padėjo mums gelbėti Kotryną. Tai tikrai nuoširdžiai esu be galo dėkinga. Viskas toliau vyko labai greitai, atrodo, nors kartu ir atrodo labai lėtai. Man tuo metu laikas buvo sustojęs, nors iš tikrųjų reanimobilis iš Kauno atvyko labai greitai. Ir Kotryna buvo išgabenta į skubios pagalbos skyrių. Kauno klinikose reanimacijoje aš vykau tuo pačiu reanimobiliu su Dominyku ant rankų. Ir kelyje iš būtent Jonavos link Kauno mes sustojome. Aš tuo metu tikrai nesupratau, kodėl sustojo, reikėjo vadinasi sustoti. Ir tik tai po galbūt 2,5 metų aš sužinojau, kad tuo metu, kai reanimobilis sustoja, reiškia, kad pacientas galiai yra gaivinamas. Nes vykstant, važiuojant, to daryti negalima. Tai mes stovėjome kurį laiką, net neįsivaizduoju, kiek tai laiko užtruko ir po kiek laiko pajudėjome iki Kauno klinikų. Tai iš tikrųjų, sėdint greitosios automobilyje, tu pamatai realų vaizdą, kaip yra, iš tikrųjų, kaip nervuojasi netgi pats vairuotojas, kad ne visi traukiasi iš kelio. Tai tuo pačiu noriu paminėti, kad jeigu jau pamatote greitosios automobilį,
sprukit į šoną kuo greičiau, nes neaišku, kas yra jame. Galbūt ta viena sekundė yra, tiesiog aukso vertės kažkam. Tai ačiū Dievui, mes atvykom laiku. Ačiū Dievui, kad tuo metu budėjo mūsų išgelbėtojas Algimantas Matukevičius, vaikų neurochirurgas, kuris ir operavo Kotryną, nes ji buvo ekstra išvežta operacijai, ekstra buvo daroma viskas. Mes už reanimacijos durų prastovėjome turbūt nuo 1:30 iki 8 valandos. Nieko nežinojom, nes niekas neišėjo, niekas neatėjo ir iš tikrųjų tuo metu, kai tu sėdi už reanimacijos durų ir tu džiaugiesi iš tikrųjų, kad niekas neišeina, nes jeigu neišeina, tai yra ženklas, kad veiksmas vis dar vyksta, nes tu bijai tiesiog, kad tos durys atsidarys ir galbūt tu išgirsi, kaip ir per filmus rodo, kad atleiskite, bet mums nepavyko. Tai prasivėrus reanimacijos durims ir kai išėjo gydytojas ir pasakė, kad operacija kaip ir pavyko pati sėkmingai ir šiai dienai jūs galite vykti namo, nes tiesiog nieko daugiau padėti mes nebegalim, yra laukimas. Ir mums leido tiesiog užeiti į reanimaciją trumpam, pamatyti, tai truko galbūt 10 minučių ir tiesiog su ta visa emocija ir viskuo, ką tu išgyvenai, tau tenka važiuoti namo. Aišku, ta naktis buvo bemiegė, nes grįžus namo buvo ir sunku, ir dar nesupranti realiai, kas įvyko, nes iš tikrųjų, sėdint už reanimacijos durų, aš pačio fakto, kas tai yra ir kas nutiko, aš nesuvokiau. Ir aš tikiu, kad nesuvokė daugelis ir tėvų, ir kartu ir šiaip artimųjų žmonių, kuriems tai nutinka. Nes dabar tai skamba juokingai, nes aš iš tikrųjų parašiau draugiai, pas kurią mes turėjome vykti į Airiją, kad, žinok, po 2 dienų tai mes neatvažiuosim, nes čia biškį mum avarija, bet, aš manau, kad po poros mėnesių mes tikrai būsim, nes aš nesupratau, kiek tai yra rimta. Ir tą dieną man niekas nieko ir neaiškino. Iš mūsų šeimos daugiau kaip ir niekas realiai nenukentėjo taip rimtai. Buvo tų sužalojimų, bet palyginus su Kotryna tai buvo ašara. Tiesiog net nereikšminom tuo. Nes realiai aš pati savo sužalojimus pajutau iš vis tik tai gal po savaitės, nuėjus tam visam adrenalinui ir viskam. Ir atvykus kitą dieną jau į reanimaciją, mums bandė suteikti visą informaciją, kaip kas yra, bet jinai būna tokia, pavadinčiau, sausa pakankamai. Nes tau pasako faktą. Sutrenkta galva, visa kita sveika ir tau atrodo, wow, sveika, gerai. Bet realiai tu nesupranti, kad smegenys yra atsakingos už viską, absoliučiai viską. Ir nesvarbu, kad ranka nelūžo, bet po traumos tu gali turėti pasiekmes, kad gali nevaikščioti ir gali nevaldyti rankos. Tai eigoje mes sužinojome, turbūt 1 ar 2 dieną, mums buvo pasakyta frazė, kad jeigu šitas vaikas išgyvens 5 paras, įvyks stebuklas. Tai mes tas 5 paras taip nuo dūšios ir verkimo. Nes realiai mes tuo metu kaip ir viduj tiki, bet vis tiek ta emocija turi neišeiti. Tu negali jos niekur slopinti, padėti, tu turi savo įsivardinti, kad man skauda ir aš turiu teisę išsiverkti. Bet mūsų auksinė taisyklė buvo, kai eini pas vaiką prie lovos, reanimacijoje, tu negali verkti. Tiesiog, negali. Mes su ja kalbėjom, mes jai viską pasakojom, mes jai skaitėm, dainavom, ausinukus dėjom. Ir apie ašaras jokias nebuvo kalbos. Tiesiog jau jeigu tu jauti, kad tau čia guzas, susirenki daiktus, kaip sakau, pasiėmi žaislus ir eini už durų. Tada ten nukrioki ir keičiamės. Nes jis įleidžia į reanimaciją tik tai po vieną suaugusį, tai vadinasi mes keitėmės. Eina vienas, eina tėtis, eina mama, eina tėtis. Ir tokiu būdu turėjom laiko ir paverkti. Bet kažkaip viduj širdį pas mane visą laiką, jeigu kažkas klausdavo, kaip tu jautiesi, aš visada pas mane buvo žodžiai, viskas bus gerai. Aš nežinau kodėl, bet aš tiesiog žinojau, kad viskas bus gerai. Ir buvo tų gydytojų, kurie pasukiodavo pirštą man prie smilkinio, kad moterie priimk viską realiai, nes tas tavo viskas bus gerai, tai viskas bus gerai tiek, kad turbūt jinai nieko nesupras ir
išsireikšiu taip, kaip man yra suprantama ir turbūt didžioji liaudis geriausiai supranta, jūs turėsit gulinčią daržovę. Tai aš tos minties neprisileidau, tiesiog neprisileidau. Gal dėl to, kad nenorėjau prisileisti, gal dėl to, kad aš turbūt ir esu auklėta taip ir aš mačius taip, kad man yra įgimta, kad suprasti tokį dalyką, kad kiek tu dirbsi, tiek tu turėsi. Tai aš supratau vieną, kad mūsų gyvenimas keičiasi ir kad mums reikės dirbti vardan jos ateities. Ir po tų 5 parų, kai mums jau pasakė, kad gyvybei grėsmės nėra, vadinasi, jinai jau išgyveno, jau stebuklas įvyko, nes aš visą laiką už reanimacijos durų sakydavau taip. Mano buvo auksinė malda į viršų. Tai buvo žodžiai, kad Dieve padaryk tą stebuklą, kad jinai išgyventų, o visą kitą mes padarysim patys. Tai stebuklas įvyko ir aš supratau, kad prasidėjo mūsų kelias viską daryti patiems. Tai mano vyras paklausė dar reanimacijoje gydytojų, ar ją galima judinti, ir kai gavo atsakymą taip, prasidėjo mūsų juodas darbas. Jeigu jūs galvojat, kad Kauno klinikose ar kitose ligoninėse gauna visą 100% priežiūrą ir viską, ko reikia, tai atleiskit Kauno klinikos, bet taip nėra. Nes taip, tai ateina masažo specialistas, ateina kineziterapeutas, bet 20 minučių žmogui po galvos smegenų traumų neužtenka. Tai turi būti nuolatinis darbas. Jeigu mes neturime savo įstaigose specialistų, apmokinkim tėvus, apmokinkim šalia esančius. Jie dūšią atiduos dėl to, kad pastatyti tą savo artimąjį ant kojų. Tai ačiū mūsų iš tikrųjų medikams, kurie tenai buvo ir kurie mums leido būti tiesiog tas valandas, kiek ten mes galėjom būti ir leido mums viską daryti, ką mes, kaip sakau, norėjom daryti. Tai masažai pas mus vyko praktiškai kas 2 valandas. Mano vyras ją ištisai masažavo. Čia buvo kaip Dievo duotybė jam, būnant turbūt 20 metų, pabaigti masažo kursus. Nors jis net nedirbo masažistu ir jam tiesiog to nereikėjo, bet matyt Dievo planas buvo biški kitoks. Tai jis to nebijojo daryti, jam parodė esminius pratimus ir jisai ėmėsi to darbo. Ir tai buvo be galo geras įdirbis ir gera pradžia vėlesniam darbui su jau kineziterapeutui. Tai iš tikrųjų tas darbas prasideda jau reanimacijoje ir tęsiasi tol, kol jūs gulite skyriuje. Nereiškia, kad jeigu jūs gulite skyriuje, jums nereikia nieko daryti. Būtina sukti visus sąnarius, prasukinėti, pirštukus pramasažuoti, kojas trinti, raumenyną visą išmasažuoti. Ir tai yra tiesiog tokie elementarūs pratimai. Beje, visus tuos pratimus galite rasti mūsų svetainėje, nes jie yra sudėti. Ir aš manau, kad visa ta informacija turi būti pateikta jau labai anksti, kad žmonės galėtų dirbti. Ir mes buvom pasiryžę dirbti ir iš tikrųjų, kai mus jau perkelė į skyrių su Kotryna neurochirurginį, mes irgi, kaip ir daugelis dabar žmonių, klausia, ko tikėtis, kokie pranašavimai, kaip bus į ateitį ir panašiai. Tai mūsų gydytojas Algimantas Matukevičius mums pasakė tokią frazę, sako, žiūrint į tėvus, sako, jūs pasieksit labai daug, nes mes tikrai buvom užsispyrę. Ir aš linkiu kiekvienai šeimai, kuris susiduria su galvos smegenų trauma, neprarasti tikėjimo, nes mes labai tikėjom. Ir manau, kad tai veda labai stipriai į priekį, nes tas tikėjimas tiesiog daro stebuklus, nes tu tiesiog tiki tuo, ką darai, tu tiki, kad tau pavyks ir tu neguli šalia to ligonio, neskrolini telefone, bet tu tiesiog tas valandas, kurias esi šalia, tu atidirbi. Taip, tai yra sunku. Taip, reikia daug domėtis, reikia daug klausinėti, reikia lysti į akis visiems iš eilės specialistams, kurie ateina ir prašyti tos informacijos, bet supraskit, kad niekas kitas to nepadarys, kaip tik tai jūs. Tik tai jums rūpi jūsų artimasis taip, kad jūs norit, kad jisai gyventų pilnavertį gyvenimą. Nes gydytojai padaro savo darbą, padaro tai, kas jiems yra būtina padaryti, išgelbėja gyvybę
Ir toliau jau tai ne jų atsakomybė jį pastatyti ant kojų, tai jūsų atsakomybė visą tą daryti. Ir kaip aš sakau, mokėkim prisimti tą atsakomybę ir nenurašyti visiems, kad mums valstybė neduoda. Taip, neduoda, bet mes galim patys daug ką pasidaryti. Ir tikrai galim daug. Tai tas gijimas tikrai nebuvo toksai, kaip mes tikėjomės, nes mes tikrai tikėjomės, kad viskas bus va taip, greitai stosimės ant kojų, greitai viskas bus. Bet kai Kotryna pabudo iš komos, o tai buvo tik tai po gero mėnesio, mes tik tada supratom, ką reiškia koma ir ką reiškia pasekmės galvos smegenų traumos, nes jinai buvo kūdikis 8 metų vaiko kūne ir jinai net galvos nelaikė. Jai reikėjo imti kaip kūdikį ant rankų, žiūrint, kad nesvirtų galva. Tai vyro pagalba man buvo be galo svarbi, kad jisai galėjo būti visą laiką šalia, kad jisai galėjo kilnoti Kotryną, nes 8 metų vaikas tai jau yra ūgis virš 1,35 m ir yra ką veikti, pakelti. Taip, svoris buvo nukritęs, bet ilgį paimti sunku. Ir prasidėjo mūsų kelionė visa to tokio jau labai intensyvaus darbo, tai reabilitacijos ligoninėje Lapšelis, Kaune. Iš tikrųjų, ten irgi gavome ir smūgių, ir to tokio nurašymo, kad čia nieko nebus, jums nieko nepavyks. Iš tikrųjų, medikai turėtų suprasti, kad tai yra skaudu ir šiai dienai mėtytis tokiais žodžiais šeimoms, ypač tėvams, kurie vaikus stato ant kojų, tai yra be galo, nežinau, nehumaniška netgi pasakyčiau taip. Nes gerai, jeigu žmonės, kurie su tuo susidūrė, yra tokie kaip mes. Po tokio pasakymo mes parą tarpusavį su vyru nesišnekėjom. Tiesiog nieko vienas kitam nesakėm, nes mums buvo šokas. Bet mes susėmėm ir dirbom toliau. Ir mums tiesiog tas pasakymas kaip vanduo nuo žąsies, kaip aš sakau, nubėgo. Bet yra tokių tėvų, kurie patiki. Yra tokių, kurie nuleidžia rankas, kurie nieko nedaro, nors realiai padaryti galima. Tai aš manau, kad to nereikėtų. Aš manau, kad reikėtų kaip tik motyvuoti žmonės, įkvėpti tos motyvacijos, kad jie tikėtų, eitų į priekį, darytų, stengtųsi. Nelauktų tik tai iš reabilitacijoje dirbančių specialistų tų 20 ar 30 minučių darbo, bet kartu per tą užsiėmimą stengtųsi perimti visas tas žinias iš jų ir kad jie laisvų laiku tiesiog tenai būnant negulėtų, o dirbtų papildomai. Nes niekas kitas geriau nepažįsta tavo vaiko negu tu. Tai mes iš tikrųjų tą ir darėm. Mes eidavom į kabinetus kartu, mes stengiamės sužinoti kuo daugiau. Aš tikrai buvau ta įkyrioji mama, kuri visada visko klausinėja, visko. Ir aš stengiausi sužinoti visus ir anglų kalba puslapius, aš googlinau daug, aš skaičiau medicininę medžiagą anglų kalba, nors aš pati anglų kalbos šiaip nesimokinus, aš esu savamokslė, bet yra vertėjai, yra visos galimybės realiai perskaityti. Tu gali versti su Google Translate, taip, tau nebus ten idealiai išversta, bet esmę tu suprasi. Yra begalės YouTube sėkmės istorijų būtent iš Amerikos, nes kažkaip Amerikoje tų traumų yra daug ir jos yra viešinamos. Ko pas mus Lietuvoje iš tikrųjų turbūt iki mūsų praktiškai nebuvo. Kodėl sakau iki mūsų? Todėl, kad aš neradau tos informacijos. Aš jos labai ieškojau, bet aš daug ko neradau. Tai elementariai, pavyzdžiui, Kotrynai buvo reanimacijoje įdėta tracheostoma. Tracheostoma tai yra vamzdelis kakle, tam, kad būtų lengviau kvėpuoti ir esant reikalui intubuoti nereikėtų daugiau ten visokių procedūrų daryti. Tai elementariai man, pavyzdžiui, kaip mamai, tai buvo baisu. Aš nesu medikė. Ir tau reanimacijoje sako, ateikit dabar apsimokinkit, kaip čia reikės atsiurbti. Tai vadinasi, tokio ilgio šlangutę kišti į tą angą ir tu stovi realiai ir tu nieko apie jį nežinai ir man šokas. Mano vyras, gerai, kad tas toks bebaimis, jis sako, tai duokit man. Bet jeigu ne jisai, aš viena, aš ten albt būčiau pradėjus realiai. Sako, čia paprasta. Ta prasme, paprasta tau, nes tu esi medikas, tu esi seselis, tu to mokysi. O aš tai nesu. Ir iš karto pasako frazę, žiūrėkit, jūs turit to išmokti, nes jums reikės namuose.
Aš suprantu, kad turime išmokti reanimacijoje, nes mums reikės skyriuje. Bet tu vis tiek turi sakyti, kad tai yra įmanoma pašalinti, kad čia yra laikina ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog kažkaip kitaip tave nuteikia, o ne iš karto tau kerta per visur, kur įmanoma kirsti ir viskas tu namo išsiveši tavo gulintį žmogų su visais aparatais ir lovų reikės ir visko reikės, ir žodžiu, tada tavo galva tokia ir tu mažiausiai apie ką galvoji, tai kaip statyti ant kojų. Tu galvoji, iš kur viską gauti. Tiesiog ir gauti iš kur pinigų dar prie viso to. Tai apie tracheostomą aš nieko neradau. Nieko neradau internete, kad paskaityti, kas tai yra, apie ką tai yra, kaip ją saugoti ir visa kita. Tai aš radau tik tai anglų kalba straipsnius apie tą įrenginį ir supratau, kaip tai yra realiai pavojinga ir kaip tai yra baisu, nes tai yra atvira viskas tiesiai į plaučius. Infekcijai įsimesti ten užtenka mažiausios bacilos, todėl mes, kol Kotryna turėjom tracheostomą, mes realiai gyvenom burbule. Mes neėjom į lauką, nes buvo šalta, nes mes bijojom visko. Mes kiekvienas ateinantis ją lankyti praktiškai būdavo pasitinkamas prie durų ir nupurškiamas dezinfektantais. Nes, aš visko bijojau. Tiesiog. Tai manau, kad reikia visus tuos dalykus ir niuansus pasakoti tėvams jau esant reanimacijoje ir apie tai kalbėti. Po galvos smegenų traumos Kotryna mokinosi viską iš naujo. Mokinosi valgyti, vaikščioti, kalbėti, valdyti rankas. Tai yra tas pats, kaip tu pagimdytum kūdikį, nes grįžti prie pampersų. Tiesiog. Ir iš tikrųjų buvo vienas toksai, kaip aš sakau, skaudus atvejis, toksai, kad mes žinojome, kad Kotrynai yra pažeistas kalbos centras, nes būtent ten, kur ėjo smūgis, tas smegenų dalis yra atsakinga už kalbą. Ir mus kaip ir jau neurochirurgas informavo, kad galimai gali nekalbėti, bet tuo pačiu jis mums suteikė informaciją apie smegenų neuroplastiškumą, apie tai, kad mes žmonės neišnaudojam savo visų galimybių su smegenimis ir kad mūsų smegenys geba perimti pažeistų centrų darbą ir išmokti tai iš naujo. Tiesiog reikia kuo anksčiau visą tą pradėti daryti. Ir nuvykus į reabilitacijos centrą, mes po kažkurio laiko, jau kai buvo galima bandyti atstatinėti kalbą, gavome logopedą. Ir logopedas iš karto ką pradėjo daryti, tai pradėjo mokinti gestų. Ne bandyti atgaivinti kalbą, bet mokinti gestų. Tai iš tikrųjų mes taip piestų stojom. Mano vyras, jisai labai griežtai stojo kabinete, pamatęs, kad mokina gestų kalbą. Pasakė, kad mes nesilankysime, tiesiog, kad mes atsisakysime, jeigu eina kalba tik tai apie gestų mokinimą ir kad šitas vaikas kalbės. Aišku, vėl mes gavom šitaip, bet tai buvo ne pirmas kartas, jau buvom pripratę. Ir tada mes paprašėm logopedės ir paklausėm, ar jį gali daryti kažkokias tai užduotis, kas būtų tinkamas smegenų lavinimui, kalbos atstatymui, bet mes gestų kalbos mokintis atsisakom. Tai su mūsų prašymu tiesiog radom užduotėlių, kurios lavino atmintį, lavino gebėjimus atpažinti objektus, nes irgi buvo taip, kad pažįsta katytę, bet nepažįsta šuniuko, ar ten dar kažkas, tiesiog dingė ir tam tikros pažintinės funkcijos. Ir žinoma, kol buvo tracheostoma, tai negalėjo kalbėti, nes tiesiog su ja neįmanoma kalbėti, nes oras išeina per čia ir nepasiekia balso stygų. Bet vieną dieną pas mus šeštadienį užsuko kita būtent Lopšelio reabilitacijos centro logopedė, kuri tą dieną tiesiog budėjo ir ji mums atnešė ant tracheostomos dedamą kalbos vožtuvą, apie ką mes iš vis net nežinojom, kad toksai yra, nes niekas neinformavo. Ir ji pasakė, sako, aš norėčiau, kad jūs dėtumėtės, nes tiesiog, kad skatinti balso stygas, kad jos neužsistovėtų ir kad ateityje galėtumėt kalbėti. Ir ji mums įkvėpė taip to tokio dar labiau tikėjimo, kad tikrai, žiūrėk, yra žmonių, kurie tiki, yra žmonių, kurie nusimano.
ir gali padėti. Žinoma, mes tada labai stipriai prašėmės, kad mus nukreiptų būtent pas tą logopedą, kuris yra dirbęs jau su galvos smegenų traumom ir kad duotų tą pagalbą. Deja, nepavyko, bet tada aš pradėjau labai stipriai gilintis ir ieškoti informacijos vėl, kad galėčiau gauti tą informaciją ir daryti viską, ką galiu daryti ant Kotrynos. Tai būtent savo paieškų dėka ir slapta pasikonsultavus su logopedė, nubėgus pas ją per pertraukėlę, aš gavau instrukcijas, kaip atgaivinti burnos raumenis, kaip gaivinti liežuvį, nes tai yra didelis raumuo. Ir aš pradėjau daryti Kotrynai burnos masažus pati, nes tikėjau, kad jinai kalbės. Tai per daug neišsiplėsiu, nes ta istorija mūsų tikrai labai yra ilga ir tas kelias nueitas labai ilgas, tai šiai dienai aš paminėsiu tiek, kad Kotryna kalba. Ir jau beveik 4 metai po traumos, bet mes vis dar turime kasdienius specialistus ir kasdien turim ir logopedą, kurio dėka Kotrynos kalba tik tai gerėja. Tai šitoje vietoje paminėsiu tą faktą, kad visi, kurie susidurite su galvos smegenų trauma, netikėkite, kad tik tai per metus gali žmogus atsistatyti. Pirmi praktiškai metai tai yra ta karštoji fazė, kada viskas vyksta labai greitai. Būna tokių, kaip sakau, būna tokie kalneliai amerikietiški, būna pakilimai labai greitai, būna biški nuosmukis ir vėl pakilimas, bet tai yra normalu. Ir kai tu tą kelią jau praeini, tu gali kitam pasakyti, kad nenusimink, jeigu atsikelia vieną rytą tas žmogus po galvos smegenų traumos ir tu tiesiog taip žiūri ir galvoji, blemba, viską, ką darėm, atrodo kaip ranka nuimta, nieko nebepadaro. Tai yra normalu. Dažniausiai po tokių nuosmukių, praėjus kokiai savaitai, būna labai stiprus šovimas į viršų. Tiesiog smegenys persikrauna ir nereikia to bijoti. Antri metai taip pat tai yra atstatomoji fazė, viskas dar yra ok, dirbkit toliau ir iš tikrųjų nenuleiskit rankų ir toliau, nes 4 metai praėjo ir mes vis dar matom efektą, mes vis dar matom, kad tos terapijos yra būtinos, nes taip, tas atsistatymas yra lėtesnis, bet jis vyksta ir manęs niekas nesustabdys tikėti, kad reikia nuleisti rankas. Tiesiog. Aš manau, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Tai Kotryna vaikščiot pradėjo, viskas įvyko Liepos mėnesį, pirmus žingsnius reabilitacijoje, tokius visus klibančius kaip kūdikio, jinai žengė gruodžio mėnesį prieš pat grįžtant namo. Tai mes iki gruodžio 18 dienos pragulėjome praktiškai ligoninėse ir reabilitacijose, nebuvom parvažiavę namo. Ir žinoma, kai grįžom namo, tada jau prasidėjo juodas darbas ir tas juodas darbas visas vyksta iki šios dienos, nes tiesiog tai veda mus į priekį matoma nauda. Mes pradėjom samdyti specialistus, nesilankom valstybinėse įstaigose būtent dėl kokybės stokos ir aš iš tikrųjų nebijau to įvardinti, nes aš, kaip sakau, vaikų reabilitacijos centre, kuriame mes ir buvom, tikrai yra nuostabių žmonių, nuostabių specialistų, kurie yra atsidavę savo darbui. Tiesiog laikas skiriamas valstybės yra per trumpas. Valstybinėje įstaigoje yra skiriama kaip pavyzdys 20-30 minučių, o realiai tam, kad normaliai dirbti ir išdirbti tą efektyvų laiką, reikėtų užsiėmimo maždaug nuo 45 minučių iki 1,5 valandos. Kodėl taip sakau, nes Kotryna, pavyzdžiui, logopeda turi valandą, ergoterapeutas ir masažistė apie 1,5 valandos užsiėmimas trunka, kineziterapija 1,5 valandos trunka. Ir tai yra tam, kad tu spėtum padaryti viską, ko reikia. Nes neįmanoma sukišti 20 minučių darbo su vaiku arba suaugusiu, kuris yra po traumos, nes judesiai yra sulėtėję, reakcija yra sulėtėjusi, kalba yra pažeista, tai viskas tiesiog ištęsta yra. Ir realiai
pas mus, ko Lietuvoje trūksta, tai trūksta tokios specializuotos reabilitacijos, kur, tarkim, netgi valstybiniai reabilitacijos įstaigoje būtų paskirta, čia yra po trauminiui, čia yra su įgimtu, čia yra su cerebriniu ar dar kažkas, nes absoliučiai visų sričių ir sferų reabilitacija skiriasi. Negali suplakti visko į vieną. Po patirtos galvos smegenų traumos Kotryna buvo kaip kūdikis, kuris mokinosi viską iš naujo. Ir ji nemokėjo nei kalbėti, nei vaikščioti, nei valgyti. Ji buvo maitinama zondo pagalba, kuris buvo įvestas per nosį. Ir atrodo taip sunkiai suvokiama, kad vienas smūgis į galvą gali tave paversti kūdikiu ir tu vėl turi mokintis visko iš naujo. Bet su galvos smegenų trauma taip jau yra. Ir aš tikiu, kad ir jai pačiai buvo be galo sunku, nes kad viską išmokti, tai truko ilgai. Vaikščioti ji pirmus žingsnius, tvirtesnius tokius žengė viena pati dar reabilitacijos centre, tai jie buvo gal 3-4 žingsniai ir viskas atrodė taip, kad aš stovėjau už jos, tėtis stovėjo priekyje ir mes taip ją apglėbę ėjom tiesiog. Ir tai buvo visi klibantys tokie žingsniukai su medinėm ištiestom kojom, nes net kojos lenkimo funkcijos tokios kaip nebuvo. Ir kai grįžome namo, kai jau nusprendėme kreiptis į privačius specialistus, mūsų kelyje atsirado mūsų ir šiuometinis kineziterapeutas Darius, kurio iš tikrųjų dėka Kotryna labai stipriai sutvirtėjo ir aš jam iš tikrųjų esu be galo dėkinga ir šiai dienai ir Darių vadinu mūsų šeimos nariu, nes jau daugiau negu 3 metai mes susitinkame kiekvieną dieną, išskyrus savaitgaliais. Tai Darius tikrai sustiprino Kotryną, jos visą raumenyną, nes kai jis atėjo, tai ji praktiškai gebėjo tik tai sėdėti. Galėjo pastovėti prilaikoma žengti gal porą žingsnių, bet tai jie buvo tokie, kad buvo baisu statyti ant kojų, kadangi netgi per kelienį nebuvo tvirtumo kojoje ir tas pats kelienis jisai versdavosi į priešingą pusę. Tai mes netgi labai daug to nedarydavom, nestatydavom jos, nes supratom, kad galim prisižaisti su šitu. Ir reikėjo iš tikrųjų labai daug stiprybės, kad būti ta griežta mama, kur galbūt iš šono ne kiekvienam būtų suprantama, nes mes nieko nedarėme už ją. Ir šiai dienai mes nieko nedarom už ją. Ir iš tikrųjų iš šono, žiūrint į žmonės, tikrai gali pagalvoti, kad mes nenormalūs. Bet, žinokit, aš sakau taip, jūs nestovite mūsų klumpėse ir neturite teisės mūsų teisti. Nes viską, ką mes darom, netgi ir griežtesnis žodis, tonas, yra dėl to, kad mes siekiame to, kad mūsų vaikas suėjus 18 metų galėtų gyventi savarankiškai. Nes nei ji nenori, nei mes nenorime iki senatvės būti kartu. Tiesiog mes norim normalaus gyvenimo. Ir viską mes darome vardan to. Man yra įstrigęs vienas toks įsiminimas, kai ji ant žemės ant kilimėlio sėdi, žaidžia su broliu ir savo tuo metu labai sunkiai suprantama kalba man pasako, kad ji nori į tualetą. Ir aš sakau, tai eik. Ir jos akys tokios, sako, kaip? Ir jinai rodo, kaip? Sako, aš nemoku vaikščiot. Sakau, eik taip, kaip moki. Ir aš tiesiog stovėjau šalia ir stebėjau, kaip ji 4 eina. Tai buvo pirmas kartas, kada ji savarankiškai nuėjo 4 į tualetą. Kažkam tai gali atrodyti labai baisiai, bet iš tikrųjų po to karto jis suprato, kad ji gali būti savarankiška
ir kad nereikia mamos pagalbos kiekvieną kartą, kad nuvestų. Ir ji užsidegė noru toliau siekti tų savo tikslų. Ji užsidegė noru atsistoti. Aha, vadinasi, jeigu aš galiu 4 nueiti, tai gal aš galėsiu ir 2 kojom nueiti. Ir aš pamačiau, kad tas toksai palikimas išspręsti savo problemą pačiai duoda naudos. Tai mes pradėjome neberengti jos, tiesiog nepadėti. Ji pradėjo ieškoti sprendimų, kaip tą padaryti pačiai. Ir aš suprantu, kad daugelis pasakys, tai užtrunka ilgai. Taip, tai užtrunka ilgai, nes aš aprengti galiu per 5 minutės, nei pati rengsis pusvalandį. Bet tai ir yra laiko planavimas, nes vis tiek bet kokiu atveju tu turi būti su ja 24 valandas per parą. Tai aš pasirinkau geriau pradžioje vargti, bet ateityje gyventi savarankiškai. Ir iš tikrųjų mes su vyru dažnai pakalbam ir jisai sako, tikrai ne visi tėvai pasirenka sunkesnį kelią, nes mes dabar jau po 4 metų mes supratom, kad mes pasirinkom sunkesnį kelią, nes mes nusprendėm viską daryti dėl to, kad jinai taptų savarankiška, nes daugelis nuleidžia rankas ir priima tą realybę, priima tą vežimėlį, priima, kad nevaikščios, nekalbės, nieko nedarys ir tiesiog priima tą realybę, kad iškeliauja tas žmogus ateityje į slaugą. Mes to nenorėjom. Ir kas man patiko iš tikrųjų Kotrynoje, kad mums pavyko ją įkvėpti, mums pavyko ją įkvėpti to tikėjimo, tos motivacijos, nes kai mes grįžome namo, ji kategoriškai atsisakė sėstis į vežimėlį. Ta prasme, jinai sunkiai ėjo, sunkiai judėjo. Taip buvo sunku mums, kadangi mums teko labai stipriai riboti savo laisvalaikį, labai planuoti visas išvykas atsižvelgiant į ją, ką jinai gali, ko jinai negali, nes tiesiog tas žmogus spyrė iš kojos į vežimėlį ir pasakė, į šitą šūdą aš nesėsiu. Aišku, tai buvo nerišliai pasakyta, nes tuo metu jinai kalbėjo dar labai labai sunkiai, bet išreikšta nuomonė buvo stipri. Ir mums teko tai priimti. Tiesiog ir suprasti, kad teks eiti sunkesniu keliu. Šiai dienai, aš manau, ir jinai pati yra mums dėkinga, nes jie juda savarankiškai, namuose jie visiškai savarankiškai juda. Taip, reikia mamos pagalbos lipant laiptais, nes tiesiog yra sutrikusi pusiausvyra. Reikia pagalbos susipjaustyti maistą, nes rankos vis dar jos neklauso. Dešinėje rankoje yra likęs paralyžius, kairėje rankoje yra tremoras, o tremoras reiškia, kad ranka dreba nuo mažųjų smegenėlių pažeidimo ir tiesiog nevalingai gali sudrebėti. Tai vėlgi reikia priežiūros valgant, reikia priežiūros tokios, kad aš turiu pagaminti maistą, nes jinai tikrai to negali pati pasidaryti. Kalba vis dar yra sunkiai suprantama, bet jinai yra nepalyginamai pagerėjusi negu kad buvo, tarkim, prieš 2 metus, nes dirbama yra kasdien. Ir aš manau, kad ateityje Kotryna pati galės tapti motyvacija visiems tiem, kurie susiduria su galvos smegenų traumom. Ir aš labai labai tikiuosi, kad jos kalba bus tiek suprantama, kad kai ji bus paauglė, šitoje vietoje sėdės jie, o ne aš.